Sveikinus, draugai. Tai toliau tyrinėjame senos pasaulio istoriją. Praėjusį kartą kalbėjome apie pirmykščius ginklus. Na, o dabar pakalbėsime apie pirmykštį karą. Apie šio ne paties geriausio reiškinio mūsų planetoje – gimimą. Sužinosime, kaip ir kodėl mūsų tolimi protėviai kariavo. Ir ko pirmykštis karas skiriasi nuo karų civilizacijų epochoje, bei šiuolaikinių karų. Bet prieš pradedant laidą, kviečiu jūs iš karto paspausti nykštį viršų ir užsiprenumeruoti mano kanalą. Taip pat kanalą galite paremti. Nuorodą į paramos platformą rasite apačioje, aprašyme. Ačiū. XIX amžiaus ir XX amžiaus pradžioje antropologai ir etnografai stebėjo to meto daugelio primityvių tautų kovas. Plačiausiai žinomi pavyzdžiai tai yra Papua Naujosios Gvinėjos papuasai, Pietų Amerikos Amazonės gentys vadinamos Janomomo ir žinoma Australijos aborigenai. Jie leidžia mums įsivaizduoti, kaip kariauta labai tolimoje senovėje. Kažkur tai tarp akmens ir naujojo akmens amžiaus žmonių. Tai yra prieš atsirandant bet kokiai civilizuotai visuomeniai. Kas įdomu, tai kad visas šis masinis smurtas, kas apskritai savaime ir yra karas, ten buvo naudojamas gan dažnai. Ir tai atrodo nepaprastai keista. Kodėl? Todėl, kad jei kalbėsime apie paleolitą, pavyzdžiui, apie vėlyvąjį paleolitą, tai visos Žemės gyventojų skaičius, turiu omenyje būtent žmonės, neviršijo 5 milijonų žmonių. Štai 5 milijonai žmonių ir visa Žemės planeta. Klausimas, ką ten negalėjo dalintis? Ir maža to, kaip jie iš viso galėjo kur nors susitikti, kad taip kaip reikiant susipyktų ir pradėtų kariauti? Tačiau esmė yra tokia, kad taip, ten buvo daug erdvės ir taip, ten gyveno labai mažai žmonių, bet visi gyveno arti vienas kito, daugiau ar mažiau. Žinoma, kai sakau netoli, tai bus kokie 10, 20, kartais 100 km, bet daugumoje jie buvo medžiotojai ir rankiotojai. O tai reiškia, kad kiekvienai šeimai, kiekvienai giminiai reikėjo bele kokio dydžio plotų, valdų, kad galėtų medžiodami elementariai save išmaitinti. Todėl dėl medžioklės plotų, dėl pačių naudingiausių medžioklės plotų, pavyzdžiui, prie vandens telkinių, kur žvėrys visada, bet kokiu atveju ateis, ir kildavo nesutarimai. Jei pažvelgsime į gerai išsilaikiusias vėlyvojo paleolito, mezolito ir eneolito žmonių kaukolės ir palyginsime jas su šiais laikais gyvenančių laukinių genčių žmonių palaikais, suprasime, kad nuo 15 iki 45% gyventojų, ypač vyrų, buvo nužudyti panaudojant kokią nors vienokią ar kitokią fizinės prievartos formą. Tai reiškia, kad mirštamumas nuo šių konfliktų buvo, tiesiai šviesiai sakant, labai didelis. Karas vienokia ar kitokia forma užėmė labai svarbų vaidmenį įvairių genčių gyvenime. Aišku, mes nežinome, ar tai buvo karas, ar pavienių asmenų konfliktas, ar minimalių 2, 3, 4 žmonių grupių susidūrimas, pavyzdžiui, medžioklėje. Tačiau karo pobūdis, žinoma, stebina. Mat susidūrę vienas su kitu akis į akį, pirmykščios tautos veikiau rodo ne agresiją, tai yra pyktį, įniršį, o tik demonstratyvią agresiją. Taip, jie vienas kitam rodo baises veido išraiškas, stovi didvyriškomis, iššaukiančiamis, agresyviomis pozomis, krato ginklus, bauginančiai šaukia ir tai gali tęsis valandas. Kartais jie apsikeičia išpuoliais, iššoka vienas prieš kitą, apsikeičia smūgiais lazdomis, svaidosi ietimis, kartais šaudo iš lankų ir taip pat išsilaksto. Aišku, kad to net muštynėmis vadinti negalima, nes tai nėra muštynės. Ir savaime aišku, kad per tokį susirėmimą, kad kas nors žūtų, būtų nužudytas ar sunkiai sužeistas, tokie atvejai, tiesiai šviesiai sakant, labai reti. Bet jei staiga vienoje pusėje atsiranda žymiai daugiau žmonių, jie iš karto puola savo priešininkus ir štai tuomet prasideda tikros žudynės. Jie žudo visus, kuriuos tik sugeba pagauti. Bet tik tuo atveju, jei turi visišką, pilną, neabejotiną kiekinę persvarą. Tai toks, galima sakyti, asimetrinis smurtas. Tai yra, kai mūsų yra labai daug daugiau ir esame tikri, kad neabejotinai laimėsime, tai pirmykščiai žmonės iš karto puola į mūšį. Tada, kai jie susidurdavo būriu viens prieš kitą, tai yra būtent tai, ką mes vadiname mūšiu. Bet štai, ką jie mokėjo daryti itin efektyviai ir maksimaliai žiauriai, tai pasalos. Kai priešas tiesiog nesitikė puolimo. Tai vienokio ar kitokio dydžio medžiotojų ir karių grupių reidai. Be to, kai kalbame apie antpuolius, tai buvo tiesiog, sakykime, baisi nelaimė aplinkiniams žmonėms. Kodėl? Todėl, kad per antpuolį vienareikšmiškai buvo išžudomi absoliučiai visi vyrai ir niekam nereikalingi senukai, kurių nebuvo galima panaudoti.
Ir pagrobiamos buvo tik moterys. Vėl klausite kodėl? Nes moterys užtikrino savo giminės ir savo genties reprodukciją. Vyrai yra pavojingi, todėl jas būtina nužudyti. Na, o seniai nenaudingi, nes negali dirbti ir gimdyti. Taigi, iš esmės sėkmingas antpuolis, tai kai medžiotojų ir karių grupė užpuldavo miegančių priešų stovyklą, tai po viso to stovykla praktiškai nustodavo egzistuoti. Jei kam nors ir pavykdavo pabėgti, tai žmonės likę be savo šeimos, turiuomenį be savo bendruomenės, kurioje buvo įpratę išgyventi, jie buvo pasmerkti mirti. Todėl toks dalykas, žinoma, buvo žiaurus ir neįtikėtinai pavojingas pralaimėjusiai pusėje. Įdomu tai, kad garsusis, sakyčiau, net didysis antropologas ir etnografas Konradas Lorencas rašė, jog senovėje karo apskritai nebuvo. Tai yra visai nebuvo. Ten tipo greičiau buvo labiau ritualiniai grasinimai, kai jie išeidavo ir gąsdindavo vienas kitą. Bet kai pažvelgėme į tikrąją pirmykščių genčių praktiką, supratome, kad ne, karą jie žinojo puikiai. Ir tai vienareikšmiškai patvirtina archeologiniai duomenys. 1930 metais antropologas Lloydas Warneris parašė knygą apie Šiaurės Australijos medžiotojus. Be kita ko, jis labai išsamiai aprašė tai, kaip pas juos atrodė karai. Pavyzdžiui, konfliktas tarp didelių genčių. Čia jis būtent labai išsamiai ir pasakoja apie tą labai ritualizuotą konfrontaciją. Tik pagalvokite, priešininkai iš anksto susitarė apie būsimą mūšį. Iš anksto sutariama mūšio vieta ir laikas. Tai reiškia, kad abi pusės tiksliai žino, kada ir kur ateiti kovoti. Taip pat abi pusės stengiasi neprisiartinti viena prie kitos, dėl visa ko. Nes jei priartėsite vienas prie kito per arti, tai gali būti suprasta kaip lemiamas puolimas ir jūs gali nužudyti. Taigi, jie būna 20-10 metrų atstumu, svaido vienas į kitą ietis ir bumerangus ir gąsdina vienas kitą šūksniais. Šūkauja visokius įžeidimus. Kartais tai trunka pusę dienos. Bet kai tik ietis ar bumerangas pataiko į žmogų, tai yra praliejamas pirmasis kraujas, iš karto visa kova baigėsi. Jie nustojo kovoti. Seniūnai išeina ir sako, kad viskas, mūšis baigtas. Dvasios buvo nuramintos, kova baigta. Kartais, retais atvejais, kai kurie agresyviausi, stipriausi kariai gali išeiti į priekį ir kovoti vienas prieš vieną. Kartais, vėlgi, kaip mums aprašo Warneris, šie karai, dėmesio, prasideda po to, kai sudaroma taika. Tai reiškia, kad iš pradžių susitariama dėl taikos, o tada vyksta apeiginis karas, kuris paprastai baigėsi apeiginiais šokiais. Prie viso to visi tokie grėsmingi, pasidengę koviniais raštais, visi tokie baisūs. Žinoma, apie kokius nors rimtus nuostolius čia iš viso negali būti nė kalbos. Tai būna išimtis, jei kas nors miršta. Atskiras išimtinis atvejis. Dažniausia, kuri nors viena iš pusių išsisuka su 1, 2, 3 sužeistaisiais. Bet kartais gaunasi taip, kad klastingas priešas, susitaręs dėl mūšio, atvyksta ten nepilnos komplektacijos, o išskiria tam tikrą atskirą būrį, kuris niekšingai iš užnugario užpuola garbingą priešą, kai šis nesitikė. Ir štai šitoje vietoje tai jau nebelieka jokio gailestingumo. Daug pasileidusių bėgti žmonių nužudoma. Na ir nenuostabu, kad didžiausi nuostoliai, didžiausios aukos patiriamos per staigius antpuolius, kai priešas užklumpamas netinkamu metu, kai to nesitikė. Paprastai tai vyksta arba gilią naktį, arba labai anksti ryte, kai miegas būna giliausias, kai žmogų pažadinti sunkiausia. Tai, kas vadinama vilko valanda, tarp 4 ir 5 valandų ryto, kai yra giliausias žmogaus miegas. Štai tuo metu ir reikia pulti, kai žmogus negali pasipriešinti ir nužudyti maksimalų skaičių priešų, kas iš karto suteikia pranašumą. Paprastai puola nedidelės grupės. Dažniausiai jie ketina nužudyti tam tikrą konkretų asmenį, su kuriuo turi, pavyzdžiui, kokių nors sąskaitų, kraujo kerštą. Paprastai kartu su tokiu asmeniu nužudomi visi jo šeimos nariai. Didelių žygių pasitaiko retai, bet kai jie įvyksta, užduoties vykdymui pakeliama visa gentis, o kartais net kelių genčių vyrai iš karto. Tuomet priešiška stovykla, kurią reikia sunaikinti, apsupama visa ir puolama vienu metu iš visų pusių. Pasikartosiu, išimtis galbūt daroma tik moteriams, kai jos yra tokio amžiaus, kai gali gimdyti. Na, o kitas dalykas, žinoma, yra puolimas iš pasalų. Puolimą iš pasalų Australijos aborigenai pilnai savo naudoja. Tyrime, apie kurį kalbu, yra statistinių duomenų. Ir juose teigiama, kad per didelius karinius reidus žūdavo kažkur tai 35, 27, 29 žmonės. Čia va būtent tada, kai vyko antpuoliai, kai buvo netikėtai užpuolamos miegančios stovyklos. Bet per paprastus mūšius, pačiu blogiausiu atveju, žūdavo 3, 2 žmonės, kartais 1 žmogus.
Kalbant apie Amazonijos, tai yra didžiausios Amazonijos upės tekančios Pietų Amerikoje gentis, kurias tiesiog pilnai supa džiunglės ir padeda užkonservuoti pačias seniausias žmonių bendro gyvenimo formas, štai jums garsios Jenumamu gentys. Jas tyrinėjo garsus antropologas gražiu vardu Napoleonas. Tai buvo Napoleonas Šagnonas. Jis 1967 metais parašė knygą apie indėnų visuomenę, daugiausia apie ekvatorinę Amazonę. Tuo metu toje teritorijoje buvo maždaug 250 gyvenviečių ir gyveno apie 25 000 žmonių, o kiekvienoje gyvenvietėje gyveno apytiksliai nuo 25 iki 400 įvairaus amžiaus ir lyties žmonių. Tyrėjai Jenumamus pavadino tiesiai šviesiai – žiaurūs žmonės ir teigė, kad pas juos vyksta chroniškas karas. Kodėl? Todėl, kad Jenumamai kariauja nuolatos. Todėl būtent jie pasižymi didžiausiu mirštamumu susijusiu su kariniais veiksmais. Net iki 42% vyrų nuo 15 iki 50 metų žūsta karuose. Taip, jie turi labai žiaurių karių reputaciją, bet atkreipkite dėmesį, šie žiaurūs kariai niekada nesiekė kelti savo kokio nors ypatingo pavojaus. Nes Jenumano mūšiai, kolektyviniai susirėmimai, yra taip pat reglamentuoti, kaip pavyzdžiui pas Australijos aborigenus. Ir šiaip, jie labai kažko panašus į viduramžių riterių turnyrus. Dalyviai turi paeiliui keisti smūgiais, o jei kivirčas nėra labai rimtas, visi ginklai atidedami į šalį ir kovojama tik plikais kumščiais. O kova vyksta taip. Jie paeiliui smūgiuoja vienas kitam į krūtinę. Žmogui reikia smogti vieną kartą arba tiek kartų, kiek susitarite. 10 kartų. Kai tavo smūgiai baigėsi, tada priešininkas smūgiuoja tau atgal. Prie viso to negalima nei išsisukinėti nuo smūgių, nei atsitraukti, nei gintis rankomis. Tai valios, jėgos ir ištvermės išbandymas. Kitas kovos variantas mums taip pat, tiesą sakant, labai keistas. Kai daroma tas pats, bet su medinėmis lazdomis. Ir medinėmis lazdomis žmonės daužo viens kitam per galvą. Ir lygiai taip pat draudžiama išsisukinėti, draudžiama bėgti, draudžiama gintis. Reikia pakelti galvą ir laukti, kol priešininkas trinktels tą lazdą į galvą. Po to pats turi trinktelti su lazda savo priešininką atgal. Ir taip toliau, kol kuris nors pasiduos. Arba kol baigsis sutartas smūgių skaičius. Tai labai garbinga kova, o labiausiai užkietėję dvikovų dalyviai mėgsta savo meistriškumą visiems aplinkiniams pademonstruoti papildomai. Kaip? Jie nusiskuta savo viršugalvį plikai. Na, o viršugalvis visas nusėtas randais nuo lazdų. Taigi, kai pamatote pliką vyrą, kurio visa galva iškapota lazda, iš karto suprantate, kad tai tikras karys. Jis nebijo smūgių lazda, jis pakiš galvą ir nevengs smūgio. Na, bet savaime aišku, kad tai skirtingai nei kumščiavimas labai dažnai baigėsi arba rimtais sužalojimais. Įtariu, kad smegenų sukrėtimas visiems dalyviams garantuotas. Arba žinoma mirtimi, nes su lazda nužudyti žmogų tiksliu smūgiu į galvą nėra taip ir sunku, kaip gali pasirodyti. Kur kas rečiau pas Jenumamus vyksta masiniai mūšiai, kai priešininkai svaido vieni kitus ietis. Be to, jie apskritai retai naudoja lankus ir strėlės. Kodėl? Nes tai labai pavojingi ginklai. Išvengti strėlės sunku. Nuo ieties išsisukti galima. Be didelio masto antpuolių, puolant iš pasalos, turiu omenyje kaimų žemimą, gyventojų išnaikinimą. Keista, bet Šagnono ataskaitose to nėra. Turiu omenyje, pažiūrėkite, visi, logiškai mąstant, užgrobia gyvenvietę, nes ten yra ką grobti. Ne tik, kad visus išžudyti, bet yra ir ką apiplėšti. Šagnonas apie tai nerašo. Gal tai ir buvo, tik jis to nepastebėjo. Bet apie ką jis rašo, tai apie tai, kad Jenumamai nuolat puldinėjo ir plėšikavo. Jų antpuoliai, tiesą sakant, turėjo labai ribotus tikslus. Per vieną reidą paprastai 10-20 žmonių grupė išžudo 30 žmonių. Puolantis dažniausiai būna giminaičiai, susiję tarpusavyje per moterišką liniją. Prieš žygį jie praeina specialius ritualus, labai sudėtingus. Šamanas ten apleidžia dūmais, jie šoka specialius šokius, audrina save prieš žygį, o tada išeina į diversinį antpuolį. Paprastai jie užtrunka iki 5 dienų, kol pasiekia tikslą. Kodėl ne arčiau? O todėl, kad priešas nesuprastų, iš kur atvykote. Ir štai apsistoja jie netoli priešo kaimo ir kurį laiką užsiima žvalgybą. Reido tikslas, pavyzdžiui, gali būti pagrobti moterį, kurią būtų galima pasiimti žmonas. Jie laukia, kol jie išeis iš kaimo. Stebi, nustato pagal kokį grafiką jį vaikšto ten ir atgal. Pavyzdžiui, eina atnešti vandens arba malkų, arba rinkti ką nors miške. Išsiaiškina, kas kartu su ja eina.
Ir štai, kada jie jau pilnai supranta jos judėjimą, užpuola. Visus ją lydinčius vyrus išžudo, o moterį pagrobia ir nusitempia kartu. Na, o jei niekas jos nelydė, tai moteris tiesiog paprastai pagrobiama. Kai šalia moters nebūdavo ką žudyti, arba pavyzdžiui, neatsirado tinkamos moters, kaimas būdavo tiesiog apšaudomas, o tada pabėgama. Šiuo atveju nužudytųjų skaičius, žinoma, nedidelis, nes kiekgi vyrų gali lydėti moterį? 2, na gerai, gal 3. Jei iš kaimo niekas neišeitų, kiek manote žmonių nužudytumėte, atsitiktinai apšaudydami kaimą iš lankų? Nedaug, tiesa? Net nėra apie ką kalbėti. Tačiau tokie tarpusavio žygiai vyksta nuolat. Ar reikia dar sakyti, kad jei jau iš kaimo pagrobiama moteris, tai reikia surasti tuos, kurie ją pagrobė, savaime aišku, būtinai jos nužudyti ir atsiimti moterį. Štai apie ką rašo Šagnonas. Viename kaime jis gyvena 15 mėnesių. Per tą laiką kaimas buvo užpultas net 25 kartus. Puolamas buvo iš kitų visiškai skirtingų pašalinių kaimų. Ir maždaug tuo pačiu metu jau patys kaimo gyventojai vykdė vienokius ar kitokius kitų kaimo antpuolius. Ar galite įsivaizduoti, jie net 50 kartų susidūrė arba patys atliko pavojingus antpuolius per mėnesį. Mėnuo primenu yra 30 dienų, apytiksliai. Kartais daugiau, kartais šiek tiek mažiau. Kai antpuolių intensyvumas pasiekia tam tikrą ribą, ten paprasčiausiai nebeapsimoka gyventi. Janomamai priversti bėgti kitur. Prie viso to, visus paliktus gyvenamosius būstus priešai būtinai pilnai sudegina, sunaikina, ištrypia daržus, vietoje to, kad jais naudotųsi patys. Po Šagnono Janomamai ir toliau buvo stebimi, tyrinėjami. Ir nemažai. Buvo stebimi kaimyninių kaimų užpuolimai, užgrobtų moterų ir vaikų žudimai. Kad suprastumėte, paprastai tokie dalykai nedaromi, kaip čia, kai išpjaunami visi, ką pavyksta pagauti. Ir vyrai, ir moteris, ir vaikai. Ne veltui Janomamus pavadino žiauriausiais kariais. Prie viso to Janomamai ir nevengia visokių įdomių gudrybių. Pavyzdžiui, jie gali apsimesti kaimo gyventojų draugais, gali pasirodyti į šventėse, dėl to susitariama iš anksto, kad jie ateis į šventę kaip svečiai ir staiga, netikėtai, pradeda žudyti visus aplinkinius. Yra viena garsi Brazilė. Žinoma, garsi tarp antropologų ir etnografų. Helena Valero. Šią moterį 1937 metais pagrobė Janomamai ir ji labai ilgai, daug metų gyveno tarp jų. Ir, pavyzdžiui, dalyvavo, kai juos užpuolė Karavitaro gentis. Štai kaip ir rašo. Jie plėšė vaikus motinoms iš rankų ir juos žudė, o kiti laikė motinos už rankų, išrikiavę jas į eilę. Visos moteris raudojo, o kariai vis žudė ir žudė. Vaikus, mažus ir paauglius, išžudė beveik visus. Motinos su vaikais bandė pabėgti, bet užpuolikai juos pasivydavo, pargriaudavo ant žemės ir šaudė juos iš lankų, taip, kad jie likdavo prismeigti prie žemės. Tada kariai surinko negyvus kūnus ir išbarstė juos tarp akmenų, sakydami mirusiems likti ten, kad tėvai galėtų juos surasti ir suvalgyti. Viena moteris bandė apsaugoti savo vaiką, šaukdama, kad tai mergaitė ir jos nereikia žudyti. Kita bandė apgaulę išgelbėti savo 2-metį sūnų. Moteris tvirtino, kad tai vieno iš puolančiųjų karių sūnus. Vyras, kurį laiką svarstė jo žodžius, tada atsakė, kad berniukas priklauso kitai indėnų grupiai, o moteris santykiavo su juo per seniai, kad kuris nors iš jos vaikų būtų tikrai jo vaikas. Po to jis griebė berniuką už kojų ir iš visų jėgų trenkė jį į akmenis. Taip dažniausiai viskas ir nutikdavo. Štai tokios baisybės. Atsiprašau už tokias vaizdžias smulkmenas, bet, kaip sakoma, iš dainos žodžių neišmesi. Naujosios Gvinėjos populiacijai dar vienas puikus pavyzdys. Tai labiausiai izoliuota pasaulyje primityvių žemdirbių ir medžiotojų visuomenė. Ji įsikūrusi Naujosios Gvinėjos salos aukštikalnėse. Ir iki 20 amžiaus vidurio ji buvo beveik nežinoma išoriniam pasauliui. Ir būtent tik dabar mes jos atrandame visiškai naujai. Vietiniai gyventojai gyvena kalnuose, labai sunkiai prieinamuose. Jie gyvena plynaukštėse, kurios viena nuo kitos atskirtos slėniais upėmis. Ir jie pasiskirstė į klanus, kurios sudaro kartais po kelis šimtus, o rečiau daugiau kaip po kelis tūkstančių žmonių. Ir kadangi jie labai izoliuoti tiek nuo išorinio pasaulio, tiek vieni nuo kitų, dėmesio, Naujoji Gvinėja šiuo metu yra kalbiškai tankiausiai apgyvendinta teritorija Žemėje. Šiuo metu Žemėje iš viso yra 6000 kalbų. Iš jų 2000 yra Naujojoje Gvinėjoje. Žinoma, jei skaičiuosime tarmes. Iš viso ten yra 700 kalbų ir kalbų grupių.
Tačiau su visomis tarmėmis ir porūšiais jų yra apie 2000. Tai yra žmonės, kurie ten gyvena šimtmečius, gali nueiti 20 km ir visiškai nesuprasti, ką jiems pasakys žmogus iš kaimyninės genties. Štai toks stulbinantis dalykas. Na, o dar visai neseniai visos tos gentys buvo pastovaus tarpusavio karo stovyje. Dabar viskas tapo šiek tiek labiau civilizuota. Atsirado sraigtasparniai su kulkosvaidžiais, kurie neleidžia kelti skardinių. Na ir dėl šios priežasties karas nurimo. Tačiau visi prisimena, kad štai anapus upės yra žmonių, pas kuriuos geriau apskritai nevalia eiti. Kodėl? Nes tai pavojinga. Kaip taisyklė, karai vykdavo kaip reguliarūs išpuoliai ir atsakomieji išpuoliai į išpuolius, norint atkeršyti. Štai jau maždaug 50 metų. Apytiksliai. Tai reiškia, kad maždaug nuo 40-ųjų pabaigos iki 90-ųjų antropologai vienoje papuasų gentyje suskaičiavo 34 didelius susirėmimus. Arba bent jau tokius, apie kuriuos verta kalbėti. Kaip tokie karai vyksta Marin gentyje, papasako antropologas Andrew Vaida, gyvenęs tarp jų 62, 63, o paskui ir 66 metais. Jų puolamieji ginklai tai paprasti lankai, labai silpni. Jų tepimo jėga, jei jums tai ką nors sako, gal kokie 15 kg. Šaudo jie labai netoli, nes strėlės neturi plunksnų sparnelių. Tarp kitko, strėlės yra įdomios. Jos skirstomos į 3 tipus. Pirmasis tipas yra medžioklinė strėlė, skirta medžiojamiesiems gyvūnams. Pavyzdžiui, šernams. Ji turi, atkreipkite dėmesį, paprastą medinį antgalį. Ten niekada nėra nei akmeninių antgalių, nei geležinių antgalių. Tai yra tokia pusės metro ar ilgesnė lazda su išdegintų ant ugnies arba tiesiog užgalastų smaigaliu. Kitas tipas yra skirtas paukščių medžiokliai. Paprastai tai būna atsišakos antgalis, kad į paukštį būtų galima pataikyti ne vienam, o iš karto 3 smaigaliais. Na, o žmonių medžiokliai naudota specialiai pagaminta, labai stipriai dantyta, bet taip pat medinė strėlė. Jis skirta žmogui. Aktyviai naudojami kirviai, akmeniniai kirviai. O tie akmeniniai kirviai tai tarsi atkeliavę tiesiai iš mezolito laikotarpio, kai atsirado smulki akmens poliravimo technika. Savaime aišku, buvo buožės ir vėzdai, o ginasi jie didžiuliais aukštesniais už žmogų mediniais skydais, dengtais žvėrių odomis. Mūšis paprastai būna suorganizuotas iš anksto, žinoma. Viskas vėlgi šalių susitarimu. Ir jis vyksta specialioje aikštelėje, kur įmanoma išrikiuoti 2 didelės žmonių grupės. Pasikartosiu, kad ten visur yra kalnai. Todėl tokių teritorijų, kur galima tiesiog normaliai išrikiuoti karius, labai trūksta. Abi pusės slepiasi už didžiulių skydų. Tie skydai yra gan sunkus, todėl kad nepavargtų jos stato ant žemės. Juolab, kad dydis leidžia atsistoti už skydo ir už jo būti visiškai nematomas. Ir svaido vieni kitus ietis arba šaudo iš lankų. Tuo pačiu laiko gan tolimą distanciją. Tai yra nearčiau kaip 30-20 metrų. Lygiai taip pat, kaip ir jie numano indėnai ar Australijos aborigenai. Žinoma, kartu su strėlėmis ir ietimis ar akmenimis, taip, jie žino svaidyklės. Skrenda į priešą ir įvairius užgauliojimai. Visi vieni kitus keikia taip, kaip tik gali, visokiais žodžiais, nesirinkdami. Kadangi atstumas gan didelis, lankai yra labai silpni, o iečiai dar truputį toloka, visiems pavyksta arba išvengti to, kas į juos sviedžiama, arba pasislėpti už skydų. Be to, jų tyrinėtojai, pavyzdžiui, Vaida sako, kad atvejai, kai kas nors puolė, susikibo artimoje kovoje ir pradėjo kovoti rankomis, ypatingai nykstamai reti. Kad tokia kova pasiekiama tik svarbiausiams, geriausiams, didžiausiams kariams didvyriams. Įprastai niekas artimų kovų nesirenka. Taip, kartais pasitaiko ypač garsių karių dvikovų neutralioje teritorijoje. Turiu omenyje, kad apie tai vėlgi iš anksto konkrečiai sutarta. Kažkas panašaus į riterių turnyrą. Jie kovoja žiauriai su akmeniniais kirviais ir ietimis. Tai yra ten gali gauti tokį smūgį, jog iki ligonės gali ir nedabėgti. Na, o jeigu žmogus buvo tik lengvai sužeistas ir išlaikė galimybę judėti, tai jis lengvai išsaugodamas reputaciją galėjo pabėgti saugomo savųjų. Tai nebuvo laikoma bailumu. Na, o jei priešas prarasdavo gebėjimą gintis ar bent jau bėgioti, tai jis dažniausiai būdavo pribaigiamas smūgiu į galvą. Bet vis dėlto, tokiose konkrečiose dvikovose mirtingumas buvo labai mažas. Nužudydavo vienas kitą jie labai retai. Kodėl? Todėl, kad 2 vienodai apmokyti kariai labai mažai tikėtina, kad vienas kitą pastatytų į tokią padėtį, kad galėtų nužudyti. Labiausiai tikėtina, kad jie vienas kitam taip įpjautų, sužeistų, užstatytų mėlynę, nusibrodzintų, na ir vėliau nueitų gydytis. Na, o kai viena pusė netikėtai užklupdavo kitą pusę, arba surengdavo pasalą,
arba, kas svarbiausia, sugebėdavo sudaryti slaptą susitarimą su kita gentimi, kad pas juos būtų 2 ar 3 kartus daugiau karių. Štai tada nutikdavo pralaimėjimas ir tiesiog monstriški nuostoliai. O jei kildavo karas, tai kovos galėjo trukti ne tik visą dieną, jos galėjo tęsis ištisas savaitės. Nors naktimis kovos būdavo nutraukiamos, kad būtų galima pailsėti. O jei oras pasidarydavo blogas, jos taip pat būdavo nutraukiamos. Kariai galėdavo grįžti namo, pailsėti, pasistiprinti maistu. Na ir žinoma, patys svarbiausiai buvo antpuoliai, pasalos ir netikėti išpuoliai prieš kaimus, kuriuos dažniausiai rengdavo nedidelės grupelės, sprendžiančios kai kurios individualius konfliktus. Pavyzdžiui, asmeninį šeimos kerštą. Na ir retai, bet būdavo, kad kartu susijungdavo ištisos genčių grupės, ketinančios išplėsti jiems priklausančią teritoriją. Akivaizdu, nes tai žemdirbių visuomenė. Jiems svarbiausia yra jų dirbama žemė. Pirmiausia, jie augina saldžiasias bulves, batatus, na ir palmes. Štai kodėl jiems reikia vietos, kur visą tai būtų galima pasodinti. Žinoma, taip pat svarbu, kad galėtų ganytis kiaulės. Kiaulės iš viso yra pagrindinė Papua Naujosios Gvinėjos valiuta. Jos pakeičia dolerį, svarą, auksą. Pavyzdžiui, gera žmona verta maždaug 7 kiaulių. Bloga žmona, žinoma, yra daug pigesnė. O puiki žmona, įsivaizduokite, gali kainuoti 20 kiaulių. Na, bet tokia pasitaiko labai retai. Tam, kad už ją būtų mokama 20 kiaulių, moteris turi būti neįtikėtinai darbšti. Taigi ką? Reikia kažkur ganyti, reikia kažkur sodinti. Bet buvo teritorijos išlaikymo problema. Tai yra, tu gali stumti priešą iš teritorijos, bet vargu ar galėsi ją išlaikyti. Kodėl? Todėl, kad, kaip jau minėjau anksčiau, turite susidraugauti su kuo nors iš išorės, kad galėtumėte garantuotai įveikti savo varžovą. Tačiau vos tik jūs dviese nugalėsite trečiąjį ir išvarysite jos lauk, jūsų draugai iškart pateiks jums sąskaitą už paslaugas ir sakys, kad gal mes viską pasiliksime savo. Ir tada jau jūs kovosite su savo buvusiais draugais. Ir galų gale kiekvienas greičiausiai liks prie savo. Bet kokios teritorijos užgrobimas ir ilgalaikis išlaikymas Papua Naujojoje Gvinėjoje yra retas dalykas. Be to, žinoma, viskam trukdo labai sunkiai praeinamas reljefas. Kol kopėte į kalnus, kertate upes, priešai, kurios ruošitės pulti, greičiausiai jūs jau bus pastebėję. Na, o jei jūsų bus daug, jūs tikrai pastebės ir imsis atitinkamų veiksmų. Na ką, tikiuosi, kad mums pavyko pažvelgti į praeitį, pasitelkus mūsų laukinius amžininkus – Australijos aborigenus, Janomamų indėnus ir mano mėgstamiausius – Naujosios Gvinėjos papuasus. Štai būtent taip, arba maždaug taip, pagal viską sprendžiant, kovojo mūsų labai tolimi protėviai. Tolimoje senovėje. Paleolite ir mezolite. Taip pat ir neolite. Tačiau kai tik, atkreipkite dėmesį, kai tik atsirado civilizacija, karyba tragiškai pasikeitė. Kai kariniais reikalais užsiėmė ne visi ginklus galintys nešioti vyrai, o masiškai užsiėmė profesionalai, kurie visą gyvenimą užsiėmė tik tai karu. Nebe medžioklė ir karu, o tik karu. Kai juos pradėjo organizuoti ne ginčių sąjungos, o centralizuota valstybė su dvasininkija ir vieninga valdžia. Šių profesionalų skaičius išaugo, o mūšių pobūdis pasikeitė visiškai tragiškai. Praėjusioje laidoje apie pirmykščius ginklus jau kartą minėjau Tolenzės upę Pomeranijoje, Šiaurės Vokietijoje. Ten stojo į mūšį 2 bronzos amžiaus kariuomenės. Kadangi tai Šiaurės Vokietija, gan dyka vieta tuo metu, tai nespindinti Mekos civilizacija, ne Egipto ar Tarpupio Nilo civilizacija, tai Šiaurės Vokietija. Ir ten šalta ir gan nyku. Tai dėl ko čia kovoti? O kovojo dėl perkelos, ten, kur vyksta prekyba. Ir šiuo metu ten rasta daugiau nei 125 kūnai, kurie žuvo per mūšį. Suprantama, kadangi tai upė, daugumą kūnų nunešėjo srovė. Dabar antropologai, remdamasi turimais kaulais, kurie nepriklauso daugiau ar mažiau pilniems skeletams, sako, kad atsižvelgiant į tuos, kuriuos nunešė upė, jų buvo mažiausiai 800. Tai yra 800 žuvo per vieną mūšį. Tai reiškia, kad kiekvienoje pusėje kovėsi mažiausiai po 3000 karių, kurie naudojasi gan gausių puolamųjų priemonių arsenalu. Tai yra žyma visiškai naujos epochos, pakeitusios pirmykštę epochą ir pakeitusios ne tik kultūrą ir meną, apie kuriuos jau kalbėjome, ne tik religiją, apie kurią taip pat jau kalbėjome, bet ir karybos būdą. Pasikeitė taktika, užduotys, strategija ir, kas labiausiai liūdina, rezultatai. O šiandien viskas. Mūsų įvadinėme senovės istorijos kurse liko išnagrinėti tik pirmykščias migracijas, apie kurias pakalbėsime sekančioje senovės istorijos laidoje. Bet tai dar ne pabaiga, nes toliau jau tyrinėsime senovės civilizacijas.
Brangus draugai, jei patiko ši laida, spauskite nykštį į viršų ir parašykite komentarą. Kanalo prenumerata man taip pat yra labai svarbi. Jei patinka mano laidos ir norite ir galite prisidėti prie kanalo išlaikymo, tai tapkite kanalo rėmėjų. Kanalo rėmėjai turi galimybę iš anksto peržiūrėti mano kuriamas laidas. Nuorodą į platformą rasite aprašyme apačioje. O šiandien tiek, ačiū, kad žiūrite, iki sekančios laidos.